Labas vakaras ir vėl pirmadienis ir vėl jūsų dėmesiui koncentruotas studentų ir ne tik sporto pasaulio savaitės įvykių apžvalga, nuo laidos pradžioje apie šeštadienį LKL reguliarųjį sezoną užbaigusią Lietuvos krepšinio grandų dvikovą. Kauno Žalgirio krepšininkai Lietuvos krepšinio lygos reguliarųjį sezoną baigė pralaimėjimu, bet vis tiek turnyrinėje lentelėje užėmė pirmąją vietą. Šeštadienį Žalgirio arenoje kauniečiai po pratęsimo nusileido Vilniaus Lietuvos Rytui 70-73. Rungtynių pradžioje jaunasis Žalgirio penketas su trenksmu pradėjo susitikimą ir išvedė kauniečius į priekį 10-2. Naujasis Lietuvos Ryto treneris buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės, po kurios žalgiriečiai dar kartą apsigynė ir kitoje aikštės pusėje Juškevičius tolimų metimų varė varžovus į neviltį 13-2. Kėlinį tolimų dvitaškių užbaigė Robertas Javtokas. Antrajame kėlinyje taškus pradėjo rinkti broliai, o greitoje atakoje grubiai sustabdytas Mindaugas Kuzminskas sumetė baudas už nesportinę pražangą. Antrajam kėliniui artėjant į pabaigą svečiai dusyk pataikė iš toli ir šiek tiek priartėjo. Žalgiriečiai po ilgosios pertraukos vangiai pradėjo kėlinį ir per 9,25 minutės taškų žaidimo nepelnė. Ir po 30 žaidimo minučių kauniečiai buvo priekyje tik 4 taškų skirtumų. Ketvirtajame kėlinyje svečiai dar labiau priartėjo, kai iš toli pataikė Blumas ir Bendžius. Iniciatyvos bandė imtis Oliveris Lafaitas tolimų metimų, lygindamas rezultatą. Kauniečiams buvo pavykę įsiveržti į priekį, tačiau po 40 minučių kovos švieslentėje degė lygus rezultatas. Pratęsimo metu Bendžius vėl išvedė vilniečius į priekį, tačiau Popas ir Kuzminskas netrukus grąžino persvarą kauniečiams. Pratęsimo pabaigoje baudų konkurse geriau sekėsi sostinės ekipai ir jie iškovojo pergalę 70-73. Sunku kalbėti dabar, ką patys kalti, dabar bus visokių spekulacijų, čia dėl to pralaimėjimo, ką galiu pasakyti, kad patys kalti, pralaimėjom tokias varžybas, kurias privalėjom laimėti, žaidėm pirmą pusę, jį taip gerai, gal tas ir pakišo koją, kad po to kažkiek atsipalaidavom galbūt, vien pasižiūrėjusi baudų, 18 baudų prametėm. Tai čia, žinot, tai aš manau, kad iš tokių dalykų ir susideda tokie pralaimėjimai, nes niekada taip nebūdavo ir nežinau, sunku paaiškinti apskritai čia šitą pralaimėjimą, bet ką padarysim. The only one parameter we can talk about is, I think, our free throws. We missed too many free throws and that's the key of a loss. Rytas deserved to win today. We didn't play like we wanted to and we gave them too many wide open 3-point shots. The one that they missed in the first half, it was because we played defense. We had good rotations in the defense, but in the second half we didn't have that energy. And of course, like I mentioned before, the free throws were the key of the game. O dabar tradiciškai apie tai, ką praėjusią savaitę nuveikė Kauno technologijos universiteto sportininkai. Jums visiems linkiu siekti pačių aukščiausių tikslų. Galvokite apie Rio de Janeiro olimpiadą. Tada Europos čempionate tikrai sudalyvausite. Sėkmės jums! KTU cheminės technologijos fakulteto sporto salėje sveikinimo kalbomis šeštadienį prasidėjęs Lietuvos studentų graikų romėnų imtynių čempionatas buvo sėkmingas šeimininkams. Surinkusi 123 taškus, Kauno technologijos universiteto imtynininkų komanda bendroje įskaitoje užėmė antrąją vietą. Pirmąją su 146 taškais džiaugiasi Aleksandro Stulginskio universiteto imtynininkai. Trečioji vieta atiteko 69 įskaitinius taškus surinkusiam Lietuvos sporto universitetui. Anot KTU graikų romėnų imtynių rinktinės trenerio Kęstučio Raškevičiaus, šiemet universiteto komanda yra pajėgi daug nuveikti ir gegužės pabaigoje Rygoje vyksiančiose tarptautinėse SEL studentų žaidynėse. Aš manau taip, jeigu pagal meistriškumą žiūrint, tai praktiškai visi 10 žmonių galėtų pretenduoti, nes yra labai stiprus visi, tik tiek, kad dabartinės kovos parodys, kurie verti važiuoti į varžybas. Lietuvos studentų graikų romėnų čempionate KTU atstovai iškovoja 4 apdovanojimus. Svorio kategorijoje iki 96 kg nepralenkiamas buvo Audas Aukašaitis, kuris taip pat buvo pripažintas techniškiausiu čempionato imtynininku.
Svorio kategoriją iki 74 kg sidabro iškovojo Vitalijus Tavgen, o svorio kategoriją iki 66 kg tokiu pat apdovanojimu džiaugiasi Azamjon Gerkunov. Bronzą šioje kategorijoje iškovojo kitas Kauno technologijos universiteto studentas Andrius Balčytis. Anot trenerio Kęstučio Raškevičiaus, universitetas skiria nemažai dėmesio įgarsinančiai sporto šakai, o jei artimiausiu metu pavyktų dar kiek atnaujinti inventorių, užsiiminėjančių imtynėmis būtų daugiau ir graikų romėnų imtynių rinktinė dar labiau sustiprėtų. Visuomet imtynėm buvo didelis dėmesys, tik tai tiek, kad dar reikėtų mums turėti savo tokią specializuotą imtynių salę, ką mes dabar kaip tik vicemeras su vicemeru Puškevičium šnekėjom. Prašom biskį, kad mums nupirktų kilimą dar vieną, kad padaryti specializuotą imtynių salę, kad studentai galėtų ateiti nuo ryto iki vakaro ant kilimo sportuoti ir tada mes dar galėtume daugiau atrinkti. Kad studentas galėtų pasirinkti laiką, kada jam patogu ateiti. Ir aš manau, kad jeigu taip visi pastangas dėsim, turėtume tada turėti 2 arba net 3 kilimus ir specializuotą imtynių salę. Taip pat treniruoklių salę, pirtį, dar jeigu Girstučio baseinas atsidarys, kad jie paplaukit turėtų kur ir tikrai bus norinčių stipriai. Stiprių vyrų turim. Šeštadienis sėkmingas buvo ir Kauno technologijos universiteto tinklininkams. KTU statybos ir architektūros fakulteto sporto salėje šeštadienį paaiškėjo Kauno tinklinio mėgėjų A lygos prizininkai. Mažajame finale triumfavo ir bronzos apdovanojimais džiaugiasi Kauno centro sporto mokyklos auklėtiniai Kauno Vilkai. Didžiajame finale po 3 setų kovos rezultatu 3-0 pergalį iškovojo ir čempionų taurėje viršų kėlė KTU Mintonet ekipa. Sidabras atiteko Marito ekipai. KTU ekipos kėlėjas Vaimutis Kunigėnas teigia, kad prieš finalinės varžybas tikėjosi pergalės. Šiemet mums čia KTML geras sezonas, nes nepralaimėjom nei vienų rungtynių. Šią komandą puikiai pažįstame ir sezone 2 kartus laimėjom. Pernai irgi su jais lošėm finale irgi 3-0 laimėjom. Tai būtų keista sakyti, kad nesitikėjom pergalės. Tikėjomės irgi, kad 3-0, bet galvojom bus lengviau. Tiesiog gal nebuvo nusiteikimo, bet džiaugiamės pirmą vietą ir sveikiname jaunąją komandą, kuri antrus metus iš eilės 3 vietą pasiėmė. Paskutinėme sete pabaigoje turėjote užtikrintą persvarą, bet paskui vos neįslydo tas setas, tai gal atsipalaidavimas čia buvo? Ne, esmė tokia, kad aš esu kaip kėlėjas, mano pozicija jungiantis, tai tiesiog buvom su komanda susitarę, kad duos man numuš kamuolių, tai kaip matėt, 4 mušiau, 4 nenumušiau ir dėl to tokia gausi intriga, bet šiaip tai būtume, jeigu lošia, būčiau aš kėlęs ir būtų puolėjai mušę, tai būtume ten greit pabaigę. Kauno tinklinio mėgėjų lygos čempionams sezonas dar nesibaigė ir KTU Mintonet ekipa žada gerbėjus šiemet dar pradžiuginti pergalėmis. Dėl žaidynėse tai čia labai mažai kas gali dalyvauti, nes kaip ir pernai galėjo žaisti, bet jau daug kas pasibaigė. Tai lieka Žalgiriada vasara, kuri bus Vilniuje, tai ir dar smėlio aikštynai ir smėlio ir pležinio to tinklinio turnyrai, tai tikėkime ten kažką dar pasiekti. Tai tiek sporto naujienų šiam vakarui, o laidos pabaigai kvietimas aktyviai dalyvauti šiemet Kauno technologijos universitete vyksiančiuose sveikatingumo metų renginiuose. 2013 metai – sveikatingumo metai. KTU Kūno kultūros ir sporto centras kviečia universiteto bendruomenę įsitraukti į sveikatingumo renginius, organizuojamus Kauno technologijos universitete. Dalyvauk rytinėse sveikatinimo mankštose, sveikos mitybos renginiuose, filmų ir fotografijų konkursuose bei sporto šakų turnyruose. Taip pat nepraleisk sveikatos savaitės savo fakultete ir padėk jam tapti sveikuoliškiausiu fakultetu 2013. Gyvenk sveikai kartu su KTU.